džentelmenai, gerai. Kam dar palaikyti? Amšia, kūrinė. Ne, galim vyrai. Galim? Visi? Ar užteks laiko dar? Ar užteks laiko pasiruošti pusfinalio mačui? Na, aišku, geriau būtų, jeigu būtų daugiau laiko, bet mes žiūrėdami, mes matėm jų varžybų daug, bet svarbiausia atsigauti čia fiziškai. Bet aš galvoju, pas mus ilgesnis suoliukas ir mums čia bus į naudą. Vakar Dariušas sako, kad jūs vis parodot jam savo medalius iškovotus ir kažkaip neramu, tai ar bus brolių medalis? Nu tai pasistengsim, tai norėtųsi, kad būtų. Ar pavyko kažkiek pamiegoti? Taip, pamiegojom, aišku, trūko miego, bet reikėjo atiduoti visus jėgus ir netaupyti, ne minutę į save, kad jeigu jau iki čia dėjom, tai reikia eiti jau iki galo. Šištavai vakar nerungtyniavot, šiandien trenerio planuose esat? Oi, nežinau, tikiuosi. Ką apie kroatus treneriai, sako, akcentuoja? Nieko, kad jie trečią komandą pagal gynybą šiam čempionatui gerai ginasi, bet mes esam antroje vietoje. Tai, svarbiausia mums apsiginti nuo tokių žaidėjų kaip Bogdanovičius, ryškus lyderis, Ukičius ir, aišku, talentingą turi vidurio puolėją, Ante Tomičių. Tai reikės kažkaip tai jų sustabdyti tą artileriją. Stipresnė nei italai komanda? Na, visai kitokia. Ne tai, kad stipresnė, bet visai kitokį krepšinį propaguoja ir turi daugiau darinių ir stilius visai kitoks profesionalui, bet mes pasiruošėmės ir tikiuosi išnaudosim savo privalumą. Ar kroatai primena tos Balkanų komandos, su kuriam žaidėt pirmam etapė? Taip, jie visi praktiškai vienodo charakterio, todėl kad jie nepasiduos iki paskutinių sekundžių. Ačiū. Nėra už ką. Popovičius nerašė SMS-o, nesakė Ne, nieko? kol kas nerašė. Bijo gal. Tai parašysit po pergalės. Pasistengsim.